Nu tai labas rytas, bičiuliai. Žiūrėkit, kokį čia eksponatą turim. Mercedes-Benz CLK 2002 metų 12 mėnesio. Tai galim sakyti, kad 2003 metai. Tokių aparatų, bičiuliai, gatvėje jau nebelabai ir pamatysim. 2,6 litro, 125 kW benzinas. Geriausias dalykas apie šitą automobilį tai jo rida, bičiuliai. 135 tūkstančiai tikrų kilometrų. Niekas nesukta, niekas nedaryta, kaip sakant, viskas sužiūrėta. Tikri kilometrai. Taip kad su šito Mercedesu, bičiuliai, lėksit ir lėksit. Kaip jums toks variantas? Žiauriai geras salonas, gerai išlaikytas. Sudėta papildoma garso izoliacija. Tai realiai prasivažiavau, prasispaudžiau, traukė puikiai, o garso izoliacija kaip kokiam E-klasės Merse. Viskas gerai ir maloniai. Važiuoja puikiai, be jokių problemų. Elegance komplektacija jam. R19 ratai su žemo profilio padangom. Nu tikrai žiūrisi neblogai. Turi vieną kitą smulkų pabraižymą, natūralu. Automobiliui, kaip sakant, jau kiek? 23 metai, kaip bebūtų. Pilnametis jau ir su pliusu, sakykim. Kam va tokio reiktų? Manau, čia pacano svajonė būtų, bet tinkamas, kaip sakant, visiems. Užeikim į vidų. Toks štai saloniukas šviesus. Bagažinės dangtis atsikėlė. Visi langai elektriniai. Tokios sėdinėlės, pasižiūrėkit, bičiuliai. Niekas nei suplyšė, nei išsėdėta. Diržus atsisėdai, išlindo, paduoda iš abiejų pusių, jokių problemų. Porankiukas, gražuolis, sėdynė šalimais, viskas gražu. Durų apdailos gražios, čia viskas gražu, įdėta multimedija. Žiūrėkit, dar net ekranėlis nenuplėštas. Galinio vaizdo kamera. 6 bėgiai. Čia dažnai būna jau tie medžiai suskilinėja, niekas nesuskilinėja. Vairiukas. Viskas gerai, multifunkcinis dar, kaip matot. Čia kilimai. Kaip sakiau, žiūrėkit. 135 tūkstančiai rida. Važiuot ir važiuot, bičiuliai. Varikliukas dirba puikiai. Jokių pašalinių garsų nėra. Važiuoja, sakau, gerai. Sankaba gera. Smagratis nebarška. Liukas darinėjasi. Galas. Čia kaip niekas iš vis net nebuvo sėdėjęs. Na, aišku, kupas tai nelabai čia ir gal patogu būtų sėdėti, bet vietos matau kojom kažkiek tikrai yra. Toks aparatas, bičiuliai. Ką manot? Va, matot, diržiuką. Paduoda, išvažiavo, savo bamt, užsismeigiai ir lėkim. Šito automobilio kaina, bičiuliai, būtų 5500 eurų. Kaina šį kartą be derybų, bičiuliai, tokia kokia yra. Todėl, kad, kaip sakiau, tokių automobilių rasti, kažkur pamatyti gatvėje važiuojančių. O, žiūrėkit, mato, neusisegiau, niekur nevažiuoju, grįžu atgal į vietą. Nėra tokių automobilių, bičiuliai, nebesimėto, kaip sakant, ant kiekvieno kampo. Beje, labai gražiai skambanti muzika irgi. Taip, kad važiuosite su daina, kaip sakant. Ką domina? Skambinkit, rašykit. Telefono numerį paliksiu virš galvos, arba rašykite tiesiog Važiuojam Autobrokeris Facebook'e ir Instagram'e. Viską susitarsim, bičiuliai, apsiderinsim, kaip sakant, atvažiuosit į vietą, aprodysiu, prasivažiuosim ir įsitikinsit, jog automobilis tikrai yra vertas dėmesio. Nu, 135 tūkstančių rida, tai čia mane nustebino patį, bet dėja taip yra, kaip yra.
Žmogus, klientas, kuris atvarė šitą automobilį, naudodavo realiai sekmadieniniam išvažiavimui. Tai su žmona kažkur išvažiuodavo iki Palangos, kaip sakant, iki Pakruojo dvaro ir panašiai. Tai vat, jeigu domina, lauksime jūsų skambučių, lauksime jūsų žinučių ir iki greito pasimatymo.